Oh shit. Oh shit. Damn. Gerai. Pochui, vapšė. Meistras kažkuris užrašė pavadinimą ir pažiūrėkit, kaip nereikia rašyti achloną. What the fuck, kas yra achlonas? Kas yra, blėt, achlonas? Aš nežinau, hebra, blėt, bibi žinu, čia 6 ar 7 kartus taisytas senelių. Kažkoks debilas net nežino, kaip achlon rašos. Tai biški pasiėmėm įrankių. Tai atrodo pavojingai, ne, hebra, einam biški į rajoną. Tai nežinau, kur čia pasidėtos daiktus. Tai ble, šiaip tėvas mano dėts davė šitą dalyką, tipo, žiauri nice. Aš jums nenoriu rodyti, bet čia kai kurie ventiliatoriai yra prijungti su tiesiog izolenta. Nes mano tėvas elektrikas, jis daugumo iš tą kombą prižiūrėjo. Jis paprastai tiesiog paėmė ventiliatorių, netinka jungtis, nukerpa laidus, blėt, sujungia su maitinimo laidais, apvynioja izolentą ir poch, ir veikia ventiliatorius. Poch, kad ten įtampa, bib žinu, kiek skiriasi tas ventiliatorius, tiesiog išskris nahu iš to kompo vieną dieną. Bet mano tėvas taip darė dalykus rimtai, kol aš nepradėjau gaudytis. Čia irgi priežastis, dėl ko aš tipo pradėjau kombais domėtis, nes mano tėvas tiesiog prievartavo kompus savo žiniomis elektrikos. Dabar aš ne... Ir jis tiesiog į maidblokį prijungtas. Tiesiog ventiliatorius. Kaip pajungti ventiliatorių? Pochui. Nukirpi laidus, panaši spalva. Pochui, gal net ne ta kartais. Ir jo, dabar aš net nežinau, kaip atjungti iš tiesų. Čia net jungtys su izolenta prihujerintos. Kaip man atjungti jos? Ar reikėjo peilį atsinešti? Oh my god. Gerai, mes galim... Aš net nežinau, kurioje aš dabar daly čia esu. Aš išimsiu bent jau šitą laidą, jis žiauriai bėsina šitą jungtis. Šitą jungtis žiauriai bėsina, aš pabandysiu ją ištraukti, mes grįšim prie ventiliatorių, bet čia kol kas viską atjunginėja ir viskas vis tiek lieka vietoje, nes čia viskas sujungta. Mes tiesiog vieną krūvą išimsim, beje, čia vadinas ištraukiau satą jungtį. Čia vadinas ištraukiau satą jungtį, tiesiog laidai išėjo. Ir tada galėsim išimti, eik tu nahu, koks tu kurva, štruzlė, padla. Karočią, bus kraujo. Pizda kokie aštrus. Ir štai. Kada jūs matysit maidblokį su ventiliatoriu iškylant? Su fucking ventiliatoriu iškylu. Nes bibi žinu, kažkas sugalvojo ventiliatorių. Gerai, kad neprilitavo jį. Fucking bėga kraujas. Jo, jie gan lankstus. Greičiau nusižudysiu. Ir iš ko šitie varžtai pagaminti, aš nesuprantu, kad jie krenta. Tipo, čia magnetinis atsuktuvas yra. Jis turėtų juos sulaikyti, bet man jie visi krenta, tipo. Čia vien tik dėl to įpročio, tipo, kad jis kažkaip, nelaiko visiškai. Tas čia tikrai magnetinis. Kažkokius padišovkės dėdavau tais laikais, fake metalą kažkokį. Reikia įspausto šūdus. What the fuck? Jo, aišku, be abejo, mano tėvas labai didžiausias, kad mūsų kompe buvo telikas. Tai jis užkliavo lipduką, ne Intelio, ne Nvidios vaizdo plokštės ar ko, o fucking teliko lipduką. Nes galima būdavo pasijungti laidą tipo teliko ir čia būtų tipo kanalai, ką žinau. Nu, man atrodo, čia suprantat, kur yra dulkės, o kur ne. Bet faktas, kad nieks nevalė jo. Bibi žino, kiek metų. Nu, jisai totaliai paripintas buvo. Nu jo, tai dėl to mano seneliai iki šiol jį naudoju, nes tu internete su ganšil gali panašyti, bet tu įjung, tu drįsk įjung dar vieną tabą, arba muziką fone pasileisti. Rip, viskas rip. Jeigu tu vieną dalyką gali susikoncentruoti, ko man atrodo šiais laikais nieks negali padaryti mūsų amžiaus susikoncentruoti ties vienu dalyku, tai tas procesas ripina tiesiog viskas. Dar per šoną. Jo, čia tik mano talentas sugebėjimas. Tai va. Jis taip limpa, jūs net neįsivaizduojat. Aš net gailiuos, kad jį liečiu. Man atrodo, čia dantų pasta, hebra. Man atrodo, čia... Who is night, ar čia termopasta? Kodėl jinai taip iš vis pasiskirčius? Jinai ne taip būna pasiskirčius. Man atrodo, man seneliai pažiūrėjo dantų pastos. Prikolai, jo nesuprato. Tai, jo, Specs Hype, ačiū, kas žiūrėjot, kas buvo. Aš beje viską, ką paliečiau, žiauriai ištepiau, man reikės klaviatūrą valyti, mikrofo stovo, viską, tai vienu žodžiu, tai va. Gero likusio jums vakaro. Ačiū, kas donėtino čia M9, tas dalykas išliks tikrai, o subscriberiai, mėlyje, šiandien kažkaip visų trūko, tai rydienai gal pahypinsit su naujais alertais, padariau juos, blema, knistau šiandien.
Pažiūrėk, Šukdos Prime nemokamą subo galimybę, gal galėsit manyt pakelt nuotaiką ir gyvybę po lietuvių. Tai va. Iki hebra, per 2 kameras. Bye. Aš nenoriu pelytę, žinokit, spausti iš tiesų.